Sveiki, mėlyjeji! Su nekantrumu noriu Jums pristatyti mūsų bendrą šeimos kūrinį, kuris vadinasi Tarp dviejų pasaulių, kur aš, Laura, ir mano vyras Mindaugas diskutuosime dvasingumo, sąmoningumo ir ezoterikos temomis. Aš esu visiška, absoliuti tikėtoja visais šitais dalykais, energijom, dvasiniais dalykais, praeitais gyvenimais, gyvenimais tarp gyvenimų, taip pat ateiviais, ane, ir visais šitais dalykais, o tuo tarpu mano vyras yra praktiškai absoliutus skeptikas. Vieninteliu dalyku, kuo jisai tiki iš visos šitos temos, tai yra Dievas, ir aptarsime mes, kaip galimas gyvenimas kartu poroje ir kaip mes sąveikaujame, kaip mes bendraujame, kaip mūsų kasdieninės veiklos kokios yra, ne, ir kaip gali iš tikrųjų du žmonės, būdami skirtingose pasauliuose, savo pasauliuose, kartu gyventi ir būti laimingi po vienu stogu. Taigi mūsų tikslas yra ne tik parodyti žmonėm, kad puikiai galima sąveikauti tokiuose mišriuose santykiuose, bet galbūt net ir rasti viduriuką tarp dviejų pasaulių. Kas kartą diskutuosime vis naujomis temomis ir apžvelgsime tai iš abiejų perspektyvos. Tai bus gilūs ir autentiški pokalbiai, kurie bus vykdomi su pagarba vienas kitam ir aplamai bendrai mūsų klausytojam. Bet kartais tikrai tikiu, kad bus ir karštų diskusijų, kur mes absoliučiai ir visiškai nesutarsime. Tai tikiu, kad tokių pokalbių bus, bet labai tikiuosi, kad jų bus mažai ir ne per daugiausiai. Bet visko pasitaiko netgi ir kasdieninėme mūsų bendravime, tai realiai mes tiesiog leisime tam tekėti ir kai bus, tai bus. Kol kas šią tinklalaidę ar podcastą, net nežinau, kaip jį čia tikslingiau pavadinti, darysime tik tai garso įrašu. Bet ateityje visai galimas variantas, kad tai pradėsime daryti ir vaizdu. Taip pat lauksime ir jūsų laiškų bei istorijų, bei pasidalinimų, kaip pavyksta išlaikyti santykius jums, kur yra visiška priešingybė, kaip jums sekasi kasdieninėme gyvenime, ar jūs priima partneriai, jeigu jūs esate būtent skepticizmo pusėje, ne? Kaip jūs priėmėte savo partnerį, o gal jūs tiesiog norite pakomentuoti, kur jūs stovite tikėjimo ar skepticizmo pusėje. Tikrai visų jūsų laiškai ir pasisakymai bus laukiami. Taip pat galima bus siūlyti temas, kuriomis norėsite, kad mes padiskutuotume ir jas pagvildeltume. Taip pat kartais net galbūt perskaitysime mūsų klausytojų laiškus ir galėsime į juos atsakyti, pakomentuoti iš abiejų perspektyvos, ką daryčiau ar patarčiau aš ir ką darytų bei patartų mano vyras Mindaugas. Taigi noriu dabar pasinaudoti progą ir padėkoti savo nuostabiam vyrui, kuris sutiko leisti su manimi į šią kelionę, nors ir nemažai spyriojasi. Bet manau tikrai bus įdomu ne tik mum, bet ir jum, mėly klausytojai. Jokio skripto ar išankstinio aptarimo, klausimų, todėl gausite unikalią ir tikrą nuomonę bei kontentą. Planuojame tai daryti 1-2 kartus per savaitę. Ir tikimės jūsų palaikymo, jeigu jums patinka, tai tikrai pasidalinkite ir su draugais, paspauskite taip pat like, paspauskite subscribe, kad nepraleistumėte nei vienos mūsų serijos. Taigi tiek tos įžangos šiandien ir einame prie mūsų pokalbio. Norėčiau paklausti tavęs, Mindaugai, kaip tu prisimeni mano pačius pirmuosius žingsnius būtent į mano dvasinę kelionę ir ką tu apie tai galvoji iš viso? Kaip aš prisimenu, kad tiesiog eidavai, užsidarydavai kambarį ir kažką ten veikdavai, gulėdavai.
ir viskas. Po kokią valandą, pusantros, kartais gal 2. O ką galvodavau, tai kad tiesiog moki pinigus kažkokiem aferistam. Ai, Pagulėjimą kambarį. geras. Mano kelionė realiai prasidėjo iš tikrųjų prieš greičiausiai čia dabar jau 6 metus iš po vieno tokio įvykio, kada norėjau tiesiog atrasti tam tikrus atsakymus ir niekaip negalėjau iš jų surasti ir paaiškinti logiškai, todėl atsirado prieš akis realiai vienas toksai Facebook'e profilis, ant kurio užėjus tiesiog supratau, kad mano siela tenais pasišaukė ir tiesiog pradėjau nuo to savo dvasinę kelionę. Tai pačia pirma dvasinė kelionė mano buvo tai keliavimas regresu į praeitus gyvenimus, praeitus įsikūnijimus ir apžiūrėjimas įvairiausių situacijų ir supratimas, kodėl man šiuo metu yra taip, kaip yra. Ir dabar 6 metai kaip sakant, jau visos šitos patirties, pati dirbu su žmonėmis ir vedu juos irgi į jų dvasingumo kelionę ir iš tikrųjų labai sėkmingai. Ir norėčiau paklausti, va dabar, praėjus visam tam laikui, kurį tu matei mano pačios tą kelionę, stebėjai iš šalies, mes tikrai apie tai praktiškai visiškai nediskutavę esam. Kaip tau atrodo, vat būtent dabar visa šita veikla mano pačios, kaip tau atrodo visas tas darbas, ką aš veikiu, ką aš darau, kaip tu žiūri į tai ir koks tavo yra požiūris? Tai aš per daug nesigilinu į tavo veiklą, nes aš tais dalykais visiškai netikiu, bet jei tu tiki, tau gerai, tai prašau, užsiimk. Gerai, ir tu tiki Dievo, ne? Ir va kada pas tave prasidėjo šitas va toksai labiau suvokimas ir supratimas, kad būtent tu tiki juo ir tas toksai tiesiog žinojimas, kad tu tiki kažkuo tai. Aš tiksliai nepasakysiu, bet kažkada buvo toks momentas, kai tiesiog žinau, kad tikiu, žinau, kad jis yra ir viską. Pajutau. Ir kom tai jau padeda gyvenime? Ką tau tai duoda, suteikia, tas žinojimas, kad Dievas yra? Šiaip pagalvojus turbūt nieko. Nežinau, pažinau tiesiog, kad jis yra. Tikiu, bet nei aš bandau kažkokių sprendimų priimti remiantis tuo, ar užkrauti per daug kažkokių problemų, ar dar kažką. Koks požiūris tavo yra apskritai apie religijas? Vat, pavyzdžiui, kaip yra krikščionybė, ne, yra islamas, yra visos kitos įvairiausios religijos, visokie yra taip pat budizmas, hinduizmas ir visa kita. Ką tu apskritai aplamai, neišskiriant kažkokios tai vienos, ką tu aplamai galvoji apie būtent vat religijas? Kas tai yra per tavo manymu? Aš manau, kad visos religijos yra teisingas, nes visos religijos, aš nesu girdėjęs nei vienos religijos, nebent išskyrus satanizmą, kurie irgi skaitoma religija, kad būtų ar kažkaip skatintų blogą, kenktų žmogui. Visos religijos veda į Dievą ir į žmogaus gerumą. Ir tiki Dievu. Taip, aš tikiu į Dievą, aš tikiu į angelus, taip pat aš tikiu į archangelus, tikiu į kitų civilizacijų būtybės, tikiu į demonus, tikiu į energijas, tikiu, kad mes nesam tik tai skūra ir kaulai ir kad mes atgimstam ir reinkarnuojamės ne vieną kartą, tai aš labai tikiu į visus šitus dalykus. Kažkoks kitoks tikėjimas negu įprastas, ne? Čia nėra kažkokia tai religija paremtas, čia tiesiog yra tikėjimas energija, o kadangi viskas yra, kas supa mus energija, mes patys iš energijos, gamta, iš energijos namai, mūsų supantis daiktai, tas pats Dievas, ta pati energija, ne, kurią gydom ir vaikštom, kurioje būnam, kurioje kvėpuojam, tai viskas yra viena bendrinė energija, todėl viskas, visatis šita
kuri mus supa, aš ją visą tikiu. Ir joje yra tam tikri elementai, aspektai ir gyvybės kitos formos ir rūšis, kuriomis taipogi tikiu, kurių mūsų akys nemato, nes jos visos yra subtiliame. Dėl ko tu visu to tiki? Dėl to, kad aš esu mačius. Ne vieną kartą per regresinės terapijas, ypač kai aš pati keliaudavau, aš esu mačius ir savo praeities įsikūnimus, esu mačius angelus, esu mačius archangelus, esu mačius kitų civilizacijų būtybės, taip pat demonus, įvairiausius velnius, insektoidus ir viską, kas mus aplinkui supa. Dėl to ir tikiu, nes mačiau viską savo akimis. Tu esi kažkada pačioj pradžioj sakiusi apie regresinę terapiją, kad ji vyksta kažkaip ten hipnozės būdu įvedama. Įvedimas yra į tokią lengvą atsipalaidavimo, hipnotinę būseną, bet jeigu tu čia žinau jau link ko vedi, tai nėra teigiama, kad tu matai dabar žiūrėk, tu matai angelą, žiūrėk, tu matai dabar tą, žiūrėk tą. Žmogus pats jis pradeda matyti dalykus. Ir realiai šitų visų terapijų metu yra žmonės, kurie visiškai nieko nemato, nes jie yra nepasiruošę, dar nėra atviri tam, o tie, kurie mato, kiekvienas žmogus mato skirtingai tuos pačius angelus, tuos pačius demonus, jie pasirodo visiškai skirtingi, jie gali būti labai baisus, tai jie gali būti labai gražus ir įvairiausių formų, todėl nei vienas nežino, kaip jisai iš tikrųjų atrodo, nes jų vaizduotės ir jų perspektyvos, kaip jisai juos mato iš savo pusės ir iš savo pasaulio, tai irgi vaizdas visą laiką skiriasi. Tai nėra vieno tokio, būtent, kuris yra apibrėžtas kažkaip tas vaizdas. Kaip tik žadėjau klausti, ar nėra taip, kad čia yra tiesiog žmogaus vaizduotė, bet realiai pati pasakei, kad jų vaizduotės vaizdas, kai jis matai, plačiai vienas ir tekas, kaip ir atsakei klausimą. Na, vaizduotė, tai, supranti, nėra, tu nieko nesukursi savo vaizduotėje to, ko neegzistuoja realiai, ko nėra, kas neegzistuoja. Kaip tai, ar gali įsivaizduoti šunį su sparnai? Tai greičiausiai toksai yra kažkur jisai egzistuoja. Vaizduoti. O ta vaizduotė irgi ateina iš kažkur, tai gal prisiminimas, pavyzdžiui, iš kažkokio kito gyvenimo, kaip lemūrijos arba dar kažkokia, iš aukštesnių vibracijų. Matau, čia neįmanoma, nėra paneigti. Ne, tiesiog mes diskutuojam ir realiai iš tikrųjų tuos visus dalykus, kaip mes į tai žiūrim, kaip mes apie tai matom pasaulį, tai abu matom labai skirtingai, tu labai logiškai, aš labai galiu žiūrėti iš kitos perspektyvos, bet realiai lygiai taip pat ir galiu žiūrėti iš tos žemiškos pusės, Ir dabar šitoje temai apie žemiškus tos dalykus, ką tu iš viso manai apie šitą dabar naujausią patį tokią madą, trendą, kai visi žmonės tiesiog yra realiai tame meditacijose, visokiausiose tiesiog kažkokiose tai grupėse, kuriuose jie daro visas šitas dvasinės praktikas, eina į visokias terapijas, garso ir visą kitą, ką tu apie tai aplamai manai. Jei tik jiems gerai, tegul daro. Šiaip aš nemanau, kad visi. Manau, čia kiekvienas mato tą, kokie žmonės juos supa. Pas tave, tavo darbe, tavo klientai, žmonės, su kuriais tu bendrauji, tai daro. Pas mane, mano pažįstami, niekas nedaro. Tiesiog čia priklauso nuo žmonių rato. Ir aš neįsivaizduoju, ar žmonės tai daro daugiau nei darydavo kažkada, ar tiek pat, ar mažiau. Bet nei viena neteisiu, kaip neteisiu nei vienos religijos, neteisiu ir šitą, kas kam padeda, kas kam gerai, tas tuo ir užsiima.
Iš tikrųjų labai teisingai. Svarbiausia, kad žmogui padėtų, svarbiausia, kad padėtų jo asmeniniam gyvenime, jo visoje bendroje veikloje, gyvenime, šeimoje ir visur kitur. Tai kiekvienas žmogus atranda būtent jam skirtus ir savo įrankius, kurie jam labiausiai pasitarnauja ir kuriais jisai gali iš tikrųjų padėti ne tik savo, bet ir realiai būna padeda kitiem. Ir norėčiau dar tokį vieną užduoti klausimą, ganėtinai įdomu. Kaip manai, kodėl tokie žmonės kaip aš tiki energijom, intuicija ir tuo, kas nematoma, nes ganėtinai pas mane buvo tie prieš tai buvę darbai tokie, reikalaujantis tokio griežtumo, o vat dabar tiesiog prasidėjo visas šitas naujas etapas ir visiška transformacija ir pradėjau eiti vat būtent šitu keliu. Nes manau, kad tokie žmonės yra šiaip gal patiklus ar tiesiog tikintis visais tais antgamtiškais dalykais, horoskopais ir tada visokių turėjų, amuletais, talismanais ir panašiais dalykais. Nes kiek pamenu, prieš pradėdama visą šitą irgi ieškodavai kažkur. Jo, aš atsimenu, buvau nusipirkus amuletų keletą ir buvau nusipirkus į namus atsivedus naminuką, kuris paskui mane bandė iš namų išvyti. Tai iš tikrųjų realiai tuo labai tikiu, nes tam tikros situacijos susidėliojo būtent, aišku, iš loginės pusės tu paaiškintum visiškai kitaip tas situacijas, bet iš mano pusės tai tiesiog buvo taip, kad naminukas norėjo perimti valdžią namuose ir tiesiog mane pradėjo vyti iš jų. Gerai, o šiaip tu tiki iš viso, va, pavyzdžiui, horoskopais, būrėjom tom pačiom, ar ten daleiskim kažkokiais tais tiesiog numerologija ar kažkuo tai tokiu. Tikrai ne. Nei vienu iš jų horoskopais nėra ko ten tikėti, nes esu netgi girdėjęs iš žmonių, kurie kaip sudarydavo horoskopus, kur pasakoja, kaip sudaro bendrą listą horoskopų, surašo ir tada jos turi išskirstyti 6 geri, 6 blogesni. Ir tiesiog atsitiktiniu būdu paskirstai kiekvienam zodiako ženklui. Įdomiai. O jeigu tai būtų, pavyzdžiui, pagal tavo gimimo datą, grinai tau asmeninis sudarytas, o pavyzdžiui, pagal tavo gimimo datą, pagal tavo gimimo laiką netgi, kur buvo planetos ir taip toliau, tai tokį astrologinį kalendorių ir visa kita. Bet tai makes no sense, kaip sakant, nes lygiai tuo pačiu metu, lygiai tą pačią datą, tą pačią valandą, turbūt tą pačią minutę ir net sekundę gimiau pasaulyje ne aš vienas. Tai noriu pasakyti visiems tiem gimusiem tuo laiku atitinka lygiai tas pats horoskopas, nesvarbu, kurioje pasaulio vietoje. Ne, tai tenais, kai darosi horoskopas, jisai ir darosi, tu turi būtinai šalį ir miestą, kurioje gimai įrašyti. Ir pagal tai, kurioje padėtyje ten buvo Marsas, Plutonas, ar ten dar Mėnulis, ar Saulė, kokiame būste ir visa kita, apie tai ir šnekaina, nes, pavyzdžiui, pasaulis skiriasi, laikai netgi, valandos skiriasi, tas pačiu, pavyzdžiui, čia yra naktis, Amerikoje diena, tai vėlgi visi šitie tokie dalykai skiriasi, tai be abejo ir skiriasi pats horoskopas. Bet tu supranti tą dalyką, kad šiaip pats laikas, valandos, data, diena, mėnesis, savaitė, kuri tai yra tiesiog kažkada padaryto susitarimo žmonių reikalas. Labai man šito patinka tema. Plačiau, jeigu galima, norėčiau įkirsti apie tai. Tiesiog kažkada žmonės nusprendė, kaip kodinti kurį mėnesį, kaip suskirstyti metus į 12 mėnesių, kuris mėnesis bus kuris. Ir nuo kažkada tiesiog pradėjo skaičiuoti laiką. Tai jeigu jie tiesiog būtų sugalvoję turėti, tarkim, 13 mėnesių, vėl būtų visiškai skirtingas datas, vėl būtų po 28 dienas, 13 mėnesių, lygiai po 28 dienas ir nesikeitaliotų. Iš tikrųjų, tas būtų dar įdomiau, bet kitas dalykas, šitas labai...
netgi yra valstybių, kurios gyvena pagal visiškai kitus metus, kitas datas ir panašiai. Ne, bet manau vis tiek Mėnulio, Saulės ir kitų planetų padėtis, kai tu esi vienoje pusiaujo pusėje ir kiti kitoje, nebent Žemė yra plokščia ir tada tai įtakos visiškai nedaro ir visiems viskas atitinka vienodai. Tai iš tikrųjų labai įdomi ir plati tema, tai mėly žiūrovai, jeigu jums įdomu, kad mes paplėtotume šitą temą, tai duokite žinoti, parašykite komentaruose ir tikrai apie tai galėsime irgi apkalbėti. O šiaip, vat, pavyzdžiui, aplamai žiūrėjimas į kitą va, tą tokį dalyką, kaip žmonės, ane, dabar vat tos knygos įvairiausios išėję apie visokį sąmoningą gyvenimą, apie netgi tas pačias meditacijas, kurias turtingi pasaulio žmonės klauso. Buvo čia trendas toksai, kurie pradėjo naudoti tas visokias raudonas apyrankes sėkmei, amuletus įvairiausius dėtis, taip pat visos tos knygos, kaip tapti ten pačia geriausia savo versija ir visa kita. Ką tu manai apie tas būtent visus šitus dalykus? Tai tiesiog biznis. Kas trendino, tas yra paduodama žmonėm pirkti. Bet pats esi skaitęs tokio pobūdžio knygų irgi, kiek mačiau. Esu bandęs skaityti, perskaitęs turbūt nelabai nei vienos esu, bet visas realiai yra tiesiog kažkoks bandymas tave atseit nukreipti, bet kaip ir visada net be knygų viskas aišku yra, kad turi kažką daryti. Vis tiek, ne vienoj knygoj nėra atsakymo to, ką daryti, bet tu turi tiesiog daryti, stengtis ir judėti, o ne įsivaizduoti, perskaityti knygų ir įsivaizduosi, kad dabar tavo gyvenimas pasikeis. Kaip apie manifestacijas, o pavyzdžiui, tie, kurie dėsniai įvairiausio nepritraukimo prie savęs kažkokių tai galimybių, netgi ir to pačio, tos pačios nuotaikos kelimo, kaip ryte atsikeli iš lovos, sakai, man šiandien bus nuostabi diena. Ir nusiteiki tiesiog va tai dienai, tokiai. Iš pačio ryto vietoj to, kad atsikėlęs galvotum ir vėl šudina šiandien diena laukia ir jau iš karto net nesinori keltis, nes žinai, kad tipo, bus sunku ir bloga. Bet gali nusiteikti, kaip nori, bet paskui pati diena sudėliaus tau, kaip jinai iš tikrųjų bet. Gali atsikelti iš ryto, nusiteikti, man šiandien bus nuostabi diena, išvažiuoti į darbą ir kažkas tu gali prie šviesoforo įvažiuoti į suminį. Ir tiek iš tos dienos nuostabumo. Gali nusiteikti, kad tau bus bloga diena, nuvažiuoti, nusipirkti kokį nutrinamą bilietėlį ir laimėti didelę sumą. O šiaip, pavyzdžiui, toksai klausimas, ar nesunku gyventi, nes kadangi aš jau nelabai galiu su savimi ta sena tokia rezonuot, atrodo netgi net ne mano versija, tokia sunku su jie susitapatinti. Ar nesunku yra, va taip, gyventi visiškai netikint niekuo, neturint kažkokio tokio va, tikėjimo kažkuo aukštesniem, kažkokiam galiom, tom pačiom energijom, manifestacijom. Tiesiog, vat, ar tai nėra kažkaip tai liūdna, man šiaip įdomu, iš tikrųjų realiai įdomu. Kiek? Tiesiog suvokiu gyvenimą taip, kad tu pats neieškau kaltų, jeigu man kažkas nesiseka. Aišku, gali susidaryti kažkokios situacijos, bet čia nėra, kad dabar aš kaltinsiu kažkokią karmą ar dar kažką. Ne. Kodėl? Nes tiesiog būna šiaip. Gali kažkas nepasiekti lygiai taip pat, kaip gali kažkas pasisekti. Gerai. Bet kas liečia tokius, kas su asmeniniu gyvenimu, tai aš manau, jeigu tu žmogus turi realiai atsisėdęs pamastai, tarkim, ir yra kažkokios situacijos ir tu jas gali
pats savo situacijas analizuodamas, matyti, ką tu galbūt darai blogai, nedadarai ir dėl ko tau iš tikrųjų yra ta tokia situacija dažniausiai. Aš tai nekalbu apie kažkokius nelaimingus atsitikimus ar dar kažką, kur tu nei numatysi, nei išanalizuosi. Mhm. Bet, ta prasme, šiaip daugumą dalykų gyvenime tai tu gali atanalizuoti ir suprasti, kad, ne, taip nėra. O ką tu galvoji apie būtent pasikartojančius dalykus gyvenime, kaip pavyzdžiui žmogus, daleiskim visą laiką, kaip sako, yra tas posakis, užlipa ant to pačio grėblio, ne? Ir visą gyvenimą, pavyzdžiui, jisai, daleiskim, imkim santykiai, ne? Vat, pavyzdžiui, gyvena su žmogumi, kuria santykius ir visą laiką ant to tas pats atsitinka. Pavyzdžiui, išduoda jį ar ją ir vėl tada sukuria santykius ir vėl lygiai ta pati situacija ir vėl tą patį ir kokį vat, visą gyvenimą ir tiesiog žmogus nustoja tikėti meilę ir visų kitų. Ką tu galvoji apie tokius būtent pasikartojančius? Nuolatos, nebūtinai, netgi gali būti nemeilė, apie pinigų turėjimą, kai dirbi, turi ir paskui kažkas atsitinka ir vėl neturi. Ir vėl dirbi ir vėl kažkas atsitinka, atrodo kaip kiaura būtų ir visą laiką kažkas atsitinka, kad turi pinigus išleisti ir tokios lyg tai jaučias lubos, kurių pramušti negali. Nes greičiausiai tu gyveni taip pat, elgies taip pat ir tie patys veiksmai atveda į tą pačią situaciją. Negali tikėdamasis visąlaik darydamas tą patį, kad gausi kažkokį kitokį rezultatą. Dažniausiai, kas liečia su santykiais, jeigu tu, tarkim, kažkokią vienodą tipą panašius žmonės susirandi, galbūt tie žmonės turi istoriją anksčiau išdavysčių ir tu tikies, kad tu pakeisi, su manim taip nebus ir paskui tau atsitinka ir kodėl man taip atsitiko. Susirandinėjai antras pusės visokiuose klubuose ir panašiai ir paskui gauni tą patį rezultatą, nes turbūt kai tu daeini iki to rezultato, tai yra kiekvieną kartą irgi panašu. Tai tu galvoji, kad atsitiktinumų iš viso gyvenime absoliučiai tokių nebūna ir nebūna to likimo, kuris nuveda būtent tenais arba to užburto karminio rato, kad žmogus nesupranta savo tos, pavyzdžiui, pamokos iš pirmo karto ir už tai jisai jas kartoja per visą gyvenimą. Atsitiktinumų būna, bet tai ir yra tik atsitiktinumai. Bet jeigu visąlaik kartoji tą patį, tas pačias klaidas, tai tu kažkaip kitų klaidų darini, tai reiškia, tu darai tą patį. Ir kaip sakau, tu darydamas tą patį gauni tą patį rezultatą. Aš galvoju, kad atsitiktinumų nebūna, viskas yra jau nulemta ir kiekvieną dieną tu renkiesi savo likimą, savo gyvenimą, statais realiai, kaip vadedi žingsnį ir kelias statosi prieš tave. Ir tu labai teisingai šiaip sakai iš vienos pusės, kad jeigu nepriima žmogus jokių sprendimų ir viską daro tą patį, netgi galbūt tai sukasi ratu ir jisai tos pačius netinkamus kažkokius sprendimus daro iš kitos pusės paėmus, bet realiai iš tikrųjų tų atsitiktinumų nebūna, viskas yra paremta tuo dėsniu, kad tu sutinki ir turi viską, kas tau yra skirta pagal pamokas, kurias tu eini šiame gyvenime. Tai čia yra mano filosofija ir mano tikėjimas ir mano požiūris į tai. Na, mano manimu, toks požiūris yra tiesiog atsakomybės kratymas. Plačiau prašyčiau. Nes tiesiog, jeigu tu darai kažkokias klaidas, priimi kažkokius prastus sprendimus, nuolatos gauni, tau nesiseka dėl tavo pačių sprendimų, o tu kaltini tai, kad tau taip yra nulemta, tai tu atsikratai atsakomybės. Taip buvo nulemta, kitaip nelabai ir gali būti. Jeigu žmogus stengiasi, pavyzdžiui, stengiasi jisai daryti kažką kitaip ir vis tiek prie to pačio lieka ir vis tiek tas pats su juo atsitinka. Ir realiai žmogus stengiasi. Aš nežinau, ar tikrai stengiasi, ar jis įsivaizduoja, kad stengiasi, ar tik nori stengtis, bet realiai
Ne, ir kokios tos pastangos yra. Ar tos pastangos baigės ties kažkokiais gydymais energetiniais ir knygom ar darbais. Šiaip jo, iš tikrųjų yra ganėtinai nemažai žmonių, kurie ateina netgi į įvairiausius seansus, eina tikėdamiesi, kad jie kažkokią gaus tenai stebuklingą piliulę ir visiškai išgys, be abejo, sutvarkyti pačią energetinę sistemą, ne, ir ten nutraukti įvairiausius kontraktus, prijungimus ir visa tai padeda labai, bet žmogus pats turi prisiimti atsakomybę, pats turi daryti sprendimus, pats turi keistis ir keisti kažką savo gyvenime tam, kad būtų pas jį geriau. Tai čia yra šiaip paėmus, apibendrinus, realiai yra tokia vienintelė nenuginčiama tiesa, iš kurios pusės be pažiūrėtum, ar pažiūrėtum iš tos visos dvasingumo, ezoterikos ir tenais sąmoningumo pusės, ar pasižiūrėtum visiškai iš skeptiko pusės, tai iš tikrųjų yra va tas, ką galime mes šiandien prieiti tokį vieną viduriuką, kad jeigu žmogus nesistengia, jeigu žmogus nieko nedaro, nekeičia pats savo gyvenime, niekas kitas atėjęs už jį nieko nepadarys. Absoliučiai. Tai bus tik tai naivi svajonė, kad kažkas ateis, kažkas padarys, kažkas pagydys, kažkas dar kažką padarys. Taip tiesiog gyvenime nevyksta. Gerai, tai ką, šiandien, manau, tiek. Aišku, tai yra tik tai mūsų, kaip sakant, pirmas blynas. Ir tiesiog pabaigai norėčiau tavęs paklausti vieno tokio įdomaus klausimo. Kaip būtų, jeigu vieną dieną paaiškėtų, kad vienas iš mūsų buvo visiškai teisus? Kaip norėtum, kad kitas sureaguotų? Pavyzdžiui, jeigu aš teisi ir tu kažkada pradėtum tikėti visom energijom, reiki energijom, daleiskim tom visom čakrų gydymais, angelų terapijom, praeitais gyvenimais, įsikūnymais, kaip tu norėtum, kad aš sureaguočiau, tu norėtum, kad aš sureaguočiau, aš tau taip sakiau ir pirštu baksnuočiau, ar kaip tai turėtų būti? Turbūt norėčiau, kad reaguotum tai, kaip aš reaguoju, kad nieko tokio. Gerai? Na, greičiausiai aš taip ir reaguočiau, aišku, su ironiška galbūt šypsenėlė, tokia, kad I told you so ir jau senai, bet iš tikrųjų, jeigu pasirodytų, kad vis dėlto buvai tu teisus ir nėra energijų, nėra vibracijų, nėra dar kažko ir man ten vieną dieną kažkoksai tai ateitų kitoks suvokimas, supratimas, o gal tiesiog vieną dieną nusivilčiau ar užsidarytų man kažkokie tai matymai ir visa kita, tai aš irgi taip pat norėčiau, kad tu reaguotum, priimtum mane tokį, kokį esu, kaip ir priėmei iki šiol visą laiką ir tiesiog galėtume mes apie tai net nediskutuoti ir nešnekėti ir vienas kitam pirštais nebaksnuot. Taigi tiek šiam vakarui, labai dėkoju, kas išklausėt iki galo ir prašome pasidalinti savo nuomonėm, savo įžvalgom. Be abejo, šitas pirmas mūsų podcastas gal nebuvo toksai labai iškalbus ir išlus ir visa kita, bet tikrai mes tobulėsime ir tikrai atrasime temų, kuriamis jūs patys, mielieji, norėtumėt, kad mes pakalbėtume, tikrai prašom rašykit. Ir tie galite komentuoti žinutėmis po Facebook'u, rašyti asmeniškai, taip pat įdėsime linką e-mailo, į kurį rašysite savo istoriją, savo laiškus. Be abejo, anonimiškumą visą laiką garantuojame. Ir tiek. Ir laukite kitų mūsų pasimatymų ir gero jums laiko. Dėkoju, kad klausėtės ir buvote su mumis. Iki.